Sveiki, grįžom į Lietuvą, taip reikia pradėti dirbti. Varom sočių per laukus, pasižiūrėsim, kas gero per tas keletą dienų įvyko laukuose ir pradėsim kombainus jau krapštyti, traukti į remonto dirbtuves. Tokie tie darbai mūsų laukia, ne voti. Gerai, runkelis važiuosime pirkštis nuo žolių. Su balanda stovės šitą. Štai irgi jau pasiliks. Turėsim čia reikalų per tas keliones. Lipiukas atsigavo. Jau buvo gavęs, bet atsigavo. Šakis. Vieni metai vis skirtingai. Upo žydi. Piktžolės irgi žydi. Yra tų vykių. Ne, vykių tai tikrai yra. Kažkiek bus. Ir po to pasigrano po visko biški, man atrodo, branda bus panaši. Nu, tai reiškia, jeigu taip nori, reikia vykių daugiausiai. Arba lauk, kol jie didesni bus. Ne tokie jautrus tada, nes ataugina iš naujo. Jeigu jau mažiukas, tai mažiukus matyt nukirto visai. Matysim čia, kad pelėvirkščio bus. Kad vinios ant sraigės, tai tikrai. Jo, šiaip švarus. Jau va, kuotą leidžia. Nu. Vėliavytė maža. Pilnai elektrinis EQB. Įdomus reikalas. Tai šitas modelis gali iki 500 km nuvažiuoti pilnai ant elektros. Kiek ten 70 kWh tų baterija. Keista veža. Tai ganėtinai įdomus variantas čia šitas yra. Tikrai domina, matysim, nes nuo namų nėra toli kur važiuoti, Kaunas prie pat, tai manau ganėtinai neblogas, o namuose yra saulės elektrinės, tai galės krautis namuose. Smirda? Oi, ne, višniukais. Gerai. Taip ir kvepėjo, žinau. Bitė! Reikėtų. Kokio nors gero tokio raktų komplekto galvučio, ne labiau? Nu, tok galvučių reikia, jo. Galit parekomenduoti kokius nors gal gerus. Ką mes šiandien reikia išimti grandinės, nes jau čia, man atrodo, jos yra ganėtinai išdilusios. Panašu į tai. Turim praeitą sezoną nupirkę, bet nepakeitėm, atlaikę dar vieną sezoną. Tik įdomu, kas iš žvaigždžių liko. Keista ardant, žiūrėk, visos galvutės nestandartinės sueina, kur nereikalingos niekad būna. 14, 16, 18, visi tie.
Mes ten viršų galim dangtais daryti ir matysim žvaigždė. Žvaigždė. Nu, man atrodo, grandiniai tikrai šakė. Da būtų laikius dar sezoną. Jo. Tikrai dar 3. Dar 3 būtų atlaikęs ir laisvai. Parduodu grandinę. Nu, buvo apsipirkta. Vurfe šitą nusipirkom, nes kartais vakarais nematom, kur išeiti, duris užsidarius. Nusipirkom naujų veržeklių tam transporteriui. Jos yra kiaušinio formos ir nebeatsisuka. Varžtus naujus įsidėsim. Iš saugima tokia yra rūbų nusipirkom. Atsinaujinom, kaip sakant, sezonui. Ką, eisim susikeisti visus varžtus, pradėsim transporterį dėlioti. Gerai valos, ne? Gerai valai. Matysim, kur išeidavo. Dabar tavo darbas tiesiai užlipyti. Išeis tiesiai.
Išsiskėtė. Sunkiai užsideda, ne? Nu, va, naujas transporteris. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit prenumeruoti kanalą, parašyti komentarą, paspaust patinka ir susitiksim kitose serijose. Iki.